Šiandien mes jau paliekame Saltą, ten jinai kaip tik mūsų ir lietučių veja, sakyčiau, lauk. Varomės į Mendozos provinciją. Ten kažkas labai įdomaus, ten yra pagrindiniai šalies vynoginai dideli. Tai va, pabūsim biškai romantiškai, iš tikrųjų tiesiog bandom jau gaudyti saulę ir vadyti lauk. Matot, mes keliaujam tik tai su kuprinėm. Mes neturim lagaminų ir kaip jaunimas, backpackeriai vadinamieji mes. Nes tai, kai labai daug judi iš vienos vietos į kitą, daug paprasčiau yra su kuprinėm. Jo, duoda tiesiog tą dinamiką, žinai. Ir bendrai, žinai, kažkas jau domėjosi, kaip mes keliaujam. Tai iš principo trumpai, ko mes turim laiko. Tai aš parinkinėju vietą ir bilietus, ieškau kur, ką ir kaip mes čia darysim ir perku. Aš atsakingas už pirmasis nakvynės ir planą, kur mes ką veiksime. Tada jau išvykimo dieną Milda pakuoja daiktus, mylimas darbas. Baisiausias mano darbas. Aš laiką palieku, kai paskutinės minutės, visą laiką sakau, kad pradėsiu ruoštis bent jau kelias dienas prieš, niekada to nedarau, vakarą prieš, pradedu pakuotis ir tada jau kai išlekiam, aš labai jau tada daug irgi pradedu organizuoti, kai mes jau esame kelionėje. Nu jo, Milda tada jau pradeda padėti, nes iš tikrųjų yra pakankamai erzinantis dalykas, iš tiesai, jeigu daug judam, galvot, kur tu nakvosi, parink gerąją vietą. Dar sakė, klausėt, kaip mes tai darom. Tai mes viską darome pagal su Google, ne? Ieškom geriausių vertinimų ir geriausio kainos ir kokybės santykio, kad kažkur būtų netoli centro. Tai reikalauja kartais net ne 1 valandą, nes po to jau žinai mintinai visus viešbučius. Va. Na ir po to iš tikrųjų, kadangi mes plano neturim, dažniausiai improvizuojame, pasižiūrime, ką čia galima veikti, kas mums tinka, kas mums nepatinka ir pradedame keliauti ir judėti taške. Nes jau kai atvažiuoji į vietą, yra daug paprasčiau jau suprasti, iš tikrųjų, kai planuojasi iš Lietuvos, yra daug sudėtingiau, o kai esi vietoje, jau pradėjai jausti tą vaibą, kas, kur, kaip, kada, kas jau patinka, kas nepatinka. Tai daug paprasčiau. Su žmonėm pasišneki. Taip, susipažįsti su kom nors, pasikalbi, pabendrauji, pataria ką nors. Kartais netgi tokių vietų, kur galvoji, googlinai šitiek laiko ir net nematai, kad tokios yra vietos. Tai jo, tas laisvė, kad mes galime čia ir dabar tikrai tiesiog planuotis, tai tikrai yra gerai, bet aišku, tai užima labai daug laiko. Ir Milda paskui atsakinga yra už mūsų lagaminus, ne lagaminus, kuprinės. Aš jau tada prie jų nelendu, jinai viską išpakuoja ir supakuoja. Jinai rūpinasi skalbiniais, kad mes turėtume visą laiką rūbus, kad pigiai ir gerai įsiskalbtume, ne visada sekasi. Jo, viešbučiuose daugiau mes nesiplaunam, žinai. Tai va, kas ten buvo iš mūsų kelionės. Nu ir viskas, čilini, ten daugiau nieko nereikia. Skrydžiai irgi dažniausiai tiesiog pasigūglini, iš kur, kaip. Bet tai mums tai yra paprasta, net nežinau, ką čia reikia pasakoti iš tikrųjų. Pavyzdžiui, tave skrenda į Mendozą, ne? Tu paskui žiūri, kad mums tada ir tada reikia būti Buenos Aires. Ir susirandi lėktuvo bilietą iš Mendozos į Buenos Aires. Ir viskas, nuvažiuoja, paimi taksą, numeta tave oro uostą ir parskrendi. Tai tas toks keliavimas be plano, jis nėra labai sudėtingas, nes turistinės vietos labai prisitaikiusios, pilna viešbučių, pilna visko, ko reikia turistams ir skalbyklos. Nu, žodžiu, nėra. Tik vieni labiau prisitaiko, kiti mažiau ir viskas. Tik perkam bilietą, tikrai svarbu paanalizuoti, jau paskui aš jau dabar jau tikrai žinau tos vietinius bilietus perkant, tai kuris geriausias oro linijos, kurios pigiausios, kurios brangiausios. Nes kai iš Lietuvos dar planuosi žiūrisi, dar taip nėra to vaibo, o va čia jau supranti, ir ten pavyzdžiui yra Kiwi arba Skyscanneris, du appsai, kur galima daug ką surasti, bet jau paskui perpratau, kad iš tikrųjų Argentinoje skraidant yra patys geriausia oro linijos Argentinian Airlines. Jos brangesnės ir būna labai brangios, bet jos tikrai super komfortabilios. Ir jeigu ten, pavyzdžiui, bilietas mūsų abiem kainuoja plus 50 eurų, aš rinksiu šitas oro linijas. Ne, ten, žinai, kartais, kai paskraidai tokiam Rainiero lygyje ir ilgesnį kelią, tai būna jau geriau aš pigisą irgi tada mokėsiu, bet skrysiu su gerom avialinijom. Ir Argentina mūsų žavėjo, čia kelis kartų.
Tie mažiukai lėktuvai, bet jie labai geros kokybės, aptarnavimas ten, žinai, fantastika, žinai. Čia kaip skraidant su tuo Turkish Airlines vos net. Aišku, Turkish Airlines, Boeingai ten dar labiau super viskas, bet šitą atrodo tokia mini version of ta, kaip Turkish Airlines, labai gera kokybė. Jo. Tai tiek, yra klausimų, klauskit, rašykit, followinkit, laikinkit. Iki.